atsirado tokia meilė gal Pavelai. Tokių vilų kitur Lietuvoje jų nėra, jos yra panašių, bet jos yra visos skirtingos. O šičia būtent tas didingumas tų vilų toks tikrai sužavėjęs ir būtent ta visa statybos technologija, kuri čia buvo panaudota, jinai yra unikali. Supratau, kad čia yra toks nekainuojamas daiktas, kurio antro tokio nėra. Kai įsigijom šitą vilą, tai čia beveik realiai nieko nebuvo, buvo maisto prekių parduotuvė. Tai čia sunku patikėti, aišku, bet šitam pastate šitoj viloj nebuvo nei vandens, nei kanalizacijos, nei elektros. Kadangi pastatas buvo medinis ir su labai daug dekoro elementų, visi tie rėmai atkurti nuo, kadangi radom keletą rėmų, būtent be karkasinės dalies. Ir šitas visas frontonas, ir visa mediena, kuri yra čia, tai ta prasme, visos originalios, dar matosi tos vinių dėmės, šitas vinių, kaip pasakyti, žymės, ir realiai šitos visus lentos jau 140, beveik 3 metai, jos visus išlikę nuo tų laikų ir jos yra tik tai nušveistos, ta prasme, nuimti seniai dažai ir perdažytos. Įtraukia ir, ta prasme, aš sakau dabar visiems, kad jeigu tu myli pastatą, tai turi ir saugoti. Tų tokių pastatų, tokios architektūros, tu negali nemylėti. Visi galvoja, kad čia mūrinis namas yra, bet čia yra, Neringoje nėra daug tokių, bet tai yra karkasinis namas ir ant nedų tinkuotas. Tai vienas, kas buvo dar irgi sudėtinga surasti, kas galėtų atlikti būtent ne tik medinių dalių restauraciją, kas yra gal šiek tiek paprasčiau, bet ir būtent to senojo tinko ant nedų. Kai įsigijom, jisai buvo labai apleistas, bet jisai buvo labai gražus. Visi tie, kaip pasakyti, medinės detalės, viskas buvo išlikę. Aišku, bet taip pat ir buvo labai daug kas sunaikinta. Ir tikslas buvo išsaugoti, kad kaip galima daugiau tos liktų senos vokiškos dvasios, kurorto dvasios. Kiekvieną tokį objektą restauruojant, tu vis atrandi kažką naujo savo, įgyji dar daugiau patirties, jo nei vieno nėra tokio paties. Tai visi kažkur tai kažkas tai skiriasi ir tada, kaip pasakyti, tai ir įtraukia, kad tu vis ieškai, ką gali sename atrasti naujo. Ir atgimęs senas, kuris yra tikrai nesulyginama ta architektūra ir tas grožis jos su naujais pastatais, kad jisai džiugintų ir aplinkinius.